Sveiki visi atvykę į mūsų dar vieną podcastą ir šiandien pas mus svečiuose yra vokiečių mokytojas, naujas mokytojas Julius. Tai sveiki. Labas. Tai kadangi jūs esat naujas mokytojas ir mes apie jūs mažai ką žinom, ar galite save pristatyti ir šiaip, kas jūs ir ką veikiat laisvalaikiu? Kas aš ir ką aš veikiu laisvalaikiu? Tai aš esu, sakyčiau, ir labai tipinis, ir gal kiek netipinis žmogus. Tai tipinis iš tos pusės, kad mano mėgstamiausi dalykai yra leist laiką su draugais, leist laiką su šeima. Galbūt netipinis ta prasme, kad labai mėgstu bažnyčią. Esu tikintis žmogus, kiek man išeina, stengiuosi giliai tai išgyvent. Tai nežinau, aš užaugau kitokioje aplinkoje, tai man tai yra šiek tiek atipiška, bet irgi smagu pamatyti, kad iš tikrųjų, kai pradėjau eiti to keliu, tai suradau daug žmonių, kurie irgi taip gyvena. Tai gal visgi tipinis visom prasmėm, mane čia priklauso į kokį burbulą patenki, tai ir tipiškai yra. Koks dar buvo klausimas, koks aš ir... Ką veikiat laisvalaikiu? Ir ką veikiu laisvalaikiu. Tai ką veikiu laisvalaikiu, tai mieliausiai rašau visokius grožinius tekstus. Tiesiog nežinau, kada tai prasidėjo, gal kai man buvo 10 metų. Nusprendžiau, kad kažkoks pažįstamas, biški vyresnis, bet dar paauglys būdamas išleido knygą ir aš pagalvojau, aš irgi galiu. Tai maždaug 10 būdamas pradėjau ten rašyti. Iš pradžių tiesiog kopijavau man patinkančius autorius. Ilgainiui bandžiau iš to išlipti ir rašau iki dabar. Tai yra mano mėgstamiausia veikla. Būtent kažkokių istorijų bandymas papasakot kažkokias istorijas. Tai dar be rašymo, jūs esate šitoj mokyklai vokiečių mokytojas. Taip. Tai kaip atėjote iki to ir šiaip, kuo šita jums profesija yra ypatinga? Kaip aš atėjau iki to? Tai aš, kai baigiau mokyklą, aš nelabai žinau, ką aš noriu daryti. Nes aš buvau labai į menus įnikęs, tai būtent ir rašiau, ir piešiau, ir dar su draugų filmus kūrėm, jisai nuėjo į LMT ir aš kažkaip galvojau, tik kurią čia man tą kryptį menų rinktis, nes viskas atrodė vienodai traukia ir aš tada supratau, kad man dar reikia laiko, kad aš išsigryninčiau, nes negali, gal yra žmonių, kurie gali ir rašyti, ir piešti, ir kurti filmus, ir ten, nežinau, dar ir šokti, ir dainuoti, bet man kažkaip atrodė, kad aš turiu išsigryninti, tai aš nusprendžiau, kad man reikia laiko, bet kad to laiko nepraleisčiau veltui, aš vis tiek norėjau kažką mokytis. Ir vokiečių kalba man atrodė kaip toks labai gilų kultūrinį paveldą atrakinantis dalykas. Ir aš nesuklydau, nes iš tikrųjų, vokiška filosofija, ypač vokiška filosofija, aišku, ir literatūra, bet man būtent filosofija labai daug davė ir aš stojau į vokiečių kalbą su ta mintim, kad aš norėjau, kad man atsirakintų tas paveldas ir jis atsirakino ir tikrai praturtino mano gyvenimą. Tai aš tiesiog norėjau laiko suprast, kaip man būti mene, ir aš nenorėjau to laiko, kad tas laikas veltui nueitų ir jis nenuėjo veltui. Tai toks tas buvo žengimas į vokiečių ir kuo jinai ypatinga, tai jau ir įvardinau, kad man atrodo, tikrai ten bet kurį filosofą paimkime, ten Kantą kokį ar Nyčę. Yra, aišku, galima skaityti vertimą ir viskas to gerai, bet vis tiek, kai skaitai originalo kalba, tai yra kitokia patirtis ir trinkteli tada tos mintys truputį smarkiau. Tai aišku, yra ir kitų dalykų, kurios būtų galima jau apie pačios kalbos specifiką, vardint, kad ir tie smagūs sudurtiniai žodžiai ir tas tarimas, kuris jeigu nepataikai, tai skambi labai blogai, bet jeigu pataikai, tai tada ta kalba graži tikrai, bet sunku pataikyti, kad jinai skambėtų taip, kaip turėtų skambėti. Tai čia tai tokie labiau filologiniai dalykai. Bet man tas kultūrinis paveldas pirmoje vietoje žaidžia. Tai aš ne vieną kartą esu mačius, kaip jūs prieš pamokas piešėt. Gerai, kad ne per pamoką. Jo, gerai, kad ne per pamoką. Tai iš kur atsirado šitą meilę piešimui ir šiaip kokio pobūdžio piešinius piešėt? Kažkaip
sunku pasakyti, nes kaip ir su rašymu tiesiog jau labai labai anksti viskas prasidėjo. Aš atsimenu, darželį pieždavau ten per pertraukas. Atsimenu, priėjo vieną kartą vaikai šaipėsi iš mane, sako, ten aš indieną piešiau ir nupiešiau saulę ir ale perspektyvoje. Jinai buvo šalia jo galvos, tai ale toli, tokia mažytė. Ir iš manęs šaipėsi, kodėl saulė prie indieno kaktos, ne šiaip tai darželį vaikai saulė piešia kampe, su tais trikampiukais tikės spindulių. Tai nežinau, iš kur tas atėjo. Man atrodo, kad kažkaip vis tiek viskas susiveda į tą norą pasakoti istorijas, nes aš atsimenu, kai aš vaikas būdamas pieždavau, aš visą laiką pasakodavau savo, kas ten vyksta, ten piešiu kokį karį, tai aš ten visokius garselius leidžiu. Ir tada, atsakant į tą kitą klausimą, ką man įdomiausia piešti, tai man įdomiausia ir yra piešti kažkokius personažus veiksme. Galima sakyti, kažkoks net, šiaip nesu niekada bandęs komiksų piešti, bet tai, kaip atrodo komiksai visai artima, nes tai yra personažai veiksme. Bet ir daug, pavyzdžiui, romantizmo visokių piešinių man artimi, kur dažniausiai yra kažkokia figūra plačiame lauke ir tu jauti, kad jinai kažkur keliauja, kažkur eina. Yra kažkoks naratyvas tame užfiksuotas. Tai tikriausiai tai mane traukia ir tai, aišku, dabar jau mažai piešiu, daugiau eskizuoju prie progos. Bet šiaip iš tematinės pusės, tai tokie piešiniai, kuriuose yra perteikiamas kažkoks siužetas, nebūtinai jisai kažkaip ten išplėtotas, bet tiesiog jeigu žiūri į paveikslą ir jauti, kad esi įtraukiamas jo į pasaulį, kuriame vyksta kažkoks naratyvas, kažkokia istorija, kažkoks patyrimas, tai mane tai veikia. Tai kai seniau biškį daugiau piešdavau, tai kažką tokio ir pagrindė piešdavau. Bet dabar tai pagrindė eskizuoju. Tiesiog nenoriu, kad tai dingtų visiškai iš mano gyvenimo, nors tam mažai laiko lieka. Bet pasilieka tas, kad yra kažkoks personažas, kažkoks veiksmas. Jo. Tai jūs kaip minėjot, kad apie tą rašymą. Ir aš žinau, kad jūs rašot knygą šiuo metu, ne? Taip. Tai galit papasakot, apie ką jinai yra ir tiesiog kaip pradėjot rašyti? Aha, galiu. Ta prasme, kol kas dar ta knyga ambicija. Ta prasme, aš neturiu su leidykla, pavyzdžiui, kokio nors susitarimo. Tikiuosi, kad kai jau turėsiu juodraštį, kad kokia nors leidykla užsikabins. Tai iš principo yra nuotykių romanas, sakyčiau, paaugliams gal, bet, tokiems, gal kaip tu, ta prasme jau tokiems, kurie gali ir kažkokias tamsesnės temas, tokias biški sunkesnės temas kokybiškai skaitydami išgyventi. Tai yra fantastinis nuotykių romanas. Kai aš pradėjau rašyti ten būdamas 10, tai aš tiesiog mėgdžiau visokius fantastus. Ten Tolkieną, paskui ten Pratchettą tokį. Ir nieko iš to neišėjo ir aišku, tada pradėjau kitokius dalykus rašyti ir, kas ten ir publikuota. Bet visą laiką turėjau tą viltį, misiją, viziją, kad labai norėčiau kada nors parašyti tokią klasikinę nuotykių istoriją. Tokią, kurios, kai aš buvau vaikas, kurios transportuoja į kitą pasaulį ir leidžia taip išgrynintai išgyventi dalykus, kuriuos mes mūsų kasdienybėje taip miglotai išgyvenam. Ten tą gėrio blogio kovą, kažkokius išbandymus, jie visą laiką tokie būna su buitim, persidengia, o nuotykių istorijose, fantastinėse, viskas išgryninta, viskas labai aišku ir mane tas traukia. Tai istorija apie yra brolį ir sesę, ten daug nesiplėsiu, bet tiesiog į jų pasaulį įsiveržia tokia tamsi, jiems nepažįstama jėga ir jie turi sprukt. Jie turi sprukt ir tai yra būtent apie jų tą kelionę istoriją, kaip jie bando tiesiog vienas kitam padėti ir išgyventose sunkiose sąlygose. Tai kaip konkrečiai prie šitos istorijos priejau, tai kažkaip tiesiog galvojau, iš tos tokios lietuviškos perspektyvos, mums esant maža tauta ir visą laiką jaučiant tą tokį mažos tautos kompleksą, kad, iš principo, jeigu kokios didesnios galios norėtų
ir mes neturėtume užnugario, tai galėtų mus kažkaip, net radikaliai tariant ir sunaikinti ir taip toliau ir panašiai. Ir aš tiesiog galvojau, kaip tai papasakot tą tokį jausmą, kai tu nesi kokia Britanija ir tu nesi imperija ir neturi tų milžiniškų resursų. Tai kaip perteikti fantastinėme pasakojime ne tą tokį labai labai didingą ir masyvų naratyvą, o tą naratyvą, kur tu esi mažas, bet vis tiek kažkokiu būdu tu ieškai būdo pasipriešinti, kažkokiai katastrofai, kažkokiam blogiui. Tai taip ir gimė ta idėja, kad yra tiesiog berniukas ir mergaitė, brolis ir sesė, jie yra paprasti, žodžiu, kaimiečiai. Veiksmas vyksta tokiuose, fantastiniuose, sakykime, vėlyvuosiuose viduramžiuose. Ir būtent tai jie jokių resursų neturi, jie neturi žinių. Ką jie turi meilę vienas kitam ir jie turi pastangas, jie gali stengtis vienas dėl kito aukotis. Tai kažkaip nuo to atsispyriau, pradėjau rašyti, aišku, planuojant dalykai keičiasi, atsiranda kažkokių kitų linijų ir taip toliau ir panašiai. Bet man tas klausimas rūpėjo, to kažkokio mažesnio naratyvo, bet vėlgi to fantastikoje, kuri man kaip žanras labai artima dėl to, kad viską išgrynina. Tai toks būtų atsakymas. Tai aš labai linkiu, kad ta knyga, pasiektų leidyklas, kad mes galėtume matyti vitrinuose. Būtų žiauriai smagu, jo. Taip, ir turim 2 paskutinius klausimus. Labai gerai. Tai kas yra jūsų autoritetas? Kas yra mano autoritetas? Plačiau biškiai atsakysiu. Gerai? Tai, nes yra gyvi autoritetai, kurie tiesiogiai figuruoja mano gyvenime kasdien. Ne kasdien, bet tiesiog aktualiai. Yra tokie, istoriniai personažai, į kuriuos aš žiūriu ir ieškau kažkokių patarimų. Tai mano tokiam artimiausiam rate, tai mano mama yra didelis autoritetas, ji be galo išmintinga. Mano žmona man yra autoritetas, jinai geriau jaučia dalykus negu aš, turi stipresnę intuiciją. Mano tėtis ir mano brolis, nors jisai už mane jaunesnis, jisai mane daug ko išmoko ir mano sesė, jinai vyresnė. Tai jinai taip labai tiesiogiai mane daug ko išmoko. Jo, iš tokių istorinių, tai daug būtų galima kažkaip įvardinti, bet aš gal rinkčiausi, jeigu taip, kad čia per daug neužsibūt, aš gal rinkčiausi Šventąjį Augustiną. Nežinau, žinai, jisai... Nelabai. Jo, jisai buvo vyskupas, jisai gyveno antikos pabaigoje, viduramžių pradžioje. Ir jis yra daug parašęs dalykų ir man tiesiog yra labai artima jo prieiga prie tikėjimo klausimo. Ir yra tam tikrų sentencijų jo pasakytų, kurios mane lydi kasdienybė ir kurios man labai labai praturtina gyvenimą ir padeda orientuotis gyvenime. Gal vieną tada paminėsiu, jisai gražiau pasakė latiniškai, aš dabar čia taip maždaug lietuviškai, bet jisai yra pasakęs apie mūsų širdis, kad mes visi jaučiam kažkokią tuštumą, kad mes visi kažko ieškom, norim daugiau. Ir jisai ten vienam iš savo tekstų kreipėsi į Dievą ir sako, Dieve, tu sukūrei mus, vėlgi čia netiksli citata, bet tam, kad būtume su tavim. Ir todėl mūsų širdys tol, kol jos nebus tavim, žodžiu, bus nepatenkintos. Ir man, net kai aš dar nebuvau tikintis, aš šitą jau citatą žinau ir man jinai labai daug reiškia, nes aš tikrai jaučiu, atrodo, kad kaip žmogus tu nori begalybės, iš tikrųjų, nori visko. Ir atrodo, niekas taip iki galo žmogaus negali patenkinti, man atrodo, nes tas noras yra toks tikrai begalinis. Mes tikrai norim be galo būti mylimi, be galo mylėti, be galo džiaugtis. Ir todėl, man atrodo, tik ta viltis kažkokio begalinio santykio, tai va santykio su Dievu. Ir yra tas tokia išsipildymo mūsų giliausio troškimo vizija. Tai
Tai jo, tai kažkaip tas vat jo pasakymas, kai aš su juo susitikau, atrodo, diagnozavo mane iki pat kaulų čiulpų. Supratau, kad taip ir yra. Taip ir yra. Tai va, galbūt jį įvardinčiau. Tai labai įdomi mintis šiaip, dar negirdėjau aš tokios. Tai džiaugiuosi, kad galėjau supažinti. Ir taip, tai tada kokia yra jūsų didžiausia svajonė? Ar turi tokią? Mano didžiausia svajonė. Gerai, tai kol kas sakykim tada, kad romaną išleist. Visų pirma, parašyti, dabar maždaug pusę turiu. Parašyti iki galo, parašyti gerai ir tada, kad pasisektų. Man pačiai labai įdomu, atneškit su parašu jau. Gerai. Tai žodžiu, iki kol tu baigsi mokyklą, turi jau viskas įvykti. Gerai, pasistengsiu. Gerai, pasistengsiu. Taip, ir tada mes galim uždaryti mūsų podcastą su šituo žaidimu, kuris yra ant stalo. Gerai. Aš ištrauksiu kortelę, užduosiu jums klausimą, jūs ištrauksit, užduosit man. Arba galim, turbūt taip ir padarom. Gerai. Tai aš galiu pradėti. Gerai. Pasidalinkite mintimi ar citata, kuri jūs įkvepia. Tai jau kaip ir... Manau, jau tai padariau. Tavęs paklausiu. Galit. Gerai. Ką norėtum nuveikti kartu su kambaryje esančiais žmonėmis? Ar mes turim išduoti dabar, kas čia dar su mumis sėdi? Manau, kad galim. Čia sėdis mums Rytis, teatro mokytojas. Tai su jumis ką nuveikti? Šiaip aš manau, kad jūs abudu labai gerų minčių turite šiaip apie gyvenimą, apie, nežinau, viską apskritai. Tai man šiaip gal padiskutuoti, kokią nors įdomią temą būtų visai smagu. Tai va, tai ačiū jums, kad atėjote iš tą podcastą. Labai smagu jūsų buvo paklausyti. Susipažinti su jumis, vis tiek mažai dar pažįstame esam. Ir aš linkiu jums išleistą knygą iki galo. Ir tada ačiū žiūrovam, kurie klausėt ir iki kitų podcastų. Iki. Ačiū, Lukne. Ačiū jums.